vietinių artojų palikti įkalčiai. Mes šiandien, kai ryte atvažiavom, čia matosi iš seniau, čia gal jau mėnesio senumo, išartas dirvožemis. Yra daugiau aplinkui, matosi. Ir mes nelabai suprantam, ko jie čia ieško, ko jie čia rausiasi. Bet šįryt matėm porą pėdų ir nesuprantam, kas per gyvūnas. Avis negalėtų taip išspausti taip stipriai. Tai neaišku, šernas irgi būtų daugiau pėdų, ten tik kelios pėdos. Ir turim kažkokią laukinę gamtą vaikščiančią po žemę. Mes kaip čia tvoros ir neturim. Tai galima tiesiai iš kaimynų ateiti. Šiaip daugiau, labai daug kur yra aptvertos teritorijos. Čia kaimyno grįvėse likę. Neišlikęs namas. Ir kaip įdomu yra, atrodo šalia kaimynai perskirti akmeninę sieną, bet kaimyno dirvožemis visiška tragedija. Praktiškai net nėra dirvožemio, kur palyginus čia ir kur čia. Neįsivaizduoju, ką žmogus turėjo padaryti, kad taip atrodytų žemė. Mes asmeniškai nežinom, kas čia buvo atsitikę, nes kaip ir žiūrint į kalniuką ir aplinkui, kaip ir pas visus žalioja žolė, bet čia kažkoks, nežinau, kaip atrodo kaip žvyro karjeras ir negali būti, kad per akmeninę tvorą visai turi kitą sistemą, ekosistemą. Tai va tokie niuansai.